Sveiki! Istorijos prie kavos. Kviečiu Jūs pasiklausyti šiandien istoriją Michailo Landburgo. Kojos ir rankos. Jis žiūri į mano veidą ir šypsosi. Kaimynė, sako jis, kas per suopos? Žiūriu į jį, gulintį ant ligoninės lovos, be abiejų kojų, ir jaučiu savyje baimę ir siaubą. Išspaudžiu iš savęs, kaip tu, šypsosi, labai skauda, šypsosi, tau linksma, gyvas aš, sako ir vėl šypsosi. Noriu pasakyti jam, kad daug ką noriu pasakyti. Sako jis, išgelbėjo mane, ištraukė. Niekada skraidyti su karo malūnsparniu neteko, štai teko. Vėl šypsosi ir ištiesia man rankas. Matai, sako, jos nenukentėjo, apkabinti merginą sugebėsiu. Ir vėl šypsosi. Dedu ant spintelės krepšelį su apelsinais. Sakau medicinos seselei. Jis šypsosi, dėl ko tai? Jam tik 21, atsako medicinos sesuo. Tai štai šiandien tokia istorija. Linkiu Jums geros dienos, skanaus puodelio kavos ir iki kitų susitikimų.